Dervišo šokis, viskas tiesa, bet tik tiek, kiek esu, vėjas išmokys. Melstis tik taip, kad nebeliktų tiesų, ir jeigu tai rytą, aš vis dar sapnuoju šventųjų žodžių atidarytą. Užeisim išgerti sielos uždžių. Čia pasitarėm su jūsų direktorė Alytaus viešosios bibliotekos Giedrė Bulgakovienė ir sakom, padarykim tos knygos pristatymą čia, bibliotekoje. Gal aišku ir geriausia tinka, kadangi knyga ir sudėtos mintys knygos. Geriausia turbūt ir tą pačią knygą skaityti ir eksponuoti knygas, aišku, viešoje bibliotekoje. Džiaugiuosi šią šiltą popietę, kad tiek daug žmonių susirinko čia pas mus. Iš tiesų proga neeilinė. Visi puikiai prisimenam užpernykščią vasarą, kai iš tiesų išgirdom pirmą kartą apie tą projektą, apie žygį Žemaitukais iki Juodosios jūros. Po to žiūrėjom, stebėjom visą tą vyksmą, kas per televizorius, skaitėm laikraščiuose, paskui išėjo kinas ir galų gale išėjo knyga, kurią šiemet pristatėme. Kunigaikštystės laikotarpis, kurį mes su pasididžiavimu prisimename, tikrai žinau, kad nėra iki galo suprastas ir įvertintas net ir pas mus Lietuvoje, o ką jau bekalbėti apie Europą. Ir iš tikrųjų dar tas laikas laukia ir mūsų tas žygis, kada keliavome per Baltarusijos teritoriją, per Ukrainos teritoriją, tik patvirtina, kad ten gyvenantys žmonės taip pat pradeda tą LDK laikotarpį priimti kaip savo istorijos laikotarpį. Tai klausykit, kadangi daug matėm vaizdų dabar, tai dokumentinį filmą nukelsim, truputėlį parodysim keletą minučių vėliau, o dabar kviečiam gerbiamą vyrseržantą Donatą Voverį, kaip žinot, iš Karaliaus Mindaugo bataliono važiavo. Ne nuo to dabar pradėti reikėtų. Pirmiausia, reikia susitvarkyti namie ir kuo greičiau, nes laiko jau neliko. Kol mes kiekvienas atskirai, mes niekas. Štai šiandien Kintibula nuteriojo. Rytoj galbūt mane. Tai baisi jėga. Pažvelk, kaip spinduliuoja, kaip žyba, tai brangakmeniai. Ašgi ne savo. Ar man ji reikalinga? Juk ją ne ant mano galvos uždėjo, ant Lietuvos galvos. Na štai, aš jau vainikuotas. Pasiūlymas, kurio dar kartą gyvenime tikriausiai neišgirsti. Tačiau žygyje, kaip minėjau, nieko nerašiau, nieko neužsirašiau ir neturėjau jokios minties, lygos kažką parašau darysiu. Nors seniau tekdavo rašyti įvairius scenarijus, įvaizdžius, nežinau, ką daryti, kaip ją išleisti, nes vis tiek leidybas dar nemažai kainuoja. Ir mes su gerbiamu Gintautu ir kitais ieškojom variantų ir pagaliau tą knygą išėjo. Tada jau grįžęs iš kito žygio iš Krokuvos, per pažįstamus susiradau leidyklą Versmė ir jie pasiūlė išleisti dar tą knygą perleisti su istorikais šiek tiek patikslinta, patikslino šiek tiek žemėlapius, patikslino kai kurios mano teiginius, nes aš, pavyzdžiui, tvirtinau, kad gardas ir goras tai yra kilmingi žodžiai, istorikai mane labai barė, arba, pavyzdžiui, buvo susirinkęs Versmės redakcijoje konsiliumas ir jie sprendė, ar Baltarusijos teritorijoje liko LDK 31% ar 31,2%.
ir koks mėnesis užtruko tų ginčių. Bet pagaliau tie ginčiai buvo suapvalinti šiek tiek, knyga išleista ir mačiau, jinai yra ir knygynuose. Lietuvoje pasienietis buvau 92 metais, kur pasienio vados reiškia įtikinau ir mes nupirko jie 4 žirgus, tai aš jau užsiminėjau su tai žirgais eilę metų. Nu ir pakauščiau taip, kad tropika, sakiau taip, užpakalinės pasiūlos jau atlaikys iki Juodosios jūros. Taip ir buvo. Jos atlaikė, bet kelionėje norėjom, kad būtų, reiškia, geriau gyvulių bėgti ir viską tai sukom pabėdėtinius tokius gripus. Ir vienu žodžiu, kelioniai 2000 km užkaltos pasagos namus, jos atlaikė iki Juodosios jūros. Aš ir sakau, nu tai jie už tai ir baigė tą žygį, turėdami tokias gražias moteris ar merginas. Jeigu ne, tai jie, kaip Gintaras man pritarė, sako, būtum net nepradėję be tų moterų. Tai suteikėm žodį gerbiamai Skirmantei, prašau keletą minčių, tokių išgyvenimų, gal savo irgi patirčių. Savo dabar pamatot, yra visą laiką ne tik tai pirmas kartas, bet jis visą laiką vyksta. Gal aš trumpai, kadangi matau klausimai šiokį tokį yra, arba jie išsekė, tai ką anksčiau gaudavo klausimus. Visą laiką žmonės stengdavosi paklausti, kaipgi ten, bet kuo skiriasi, bet sakykime, tos tautos. Baltarusai, ukrainiečiai. Aš sakau, apie tautas nepasakosiu. Pasakosiu apie karvių. Karvių bilekiek. Daug. 500 gal ir daugiau. Stovi tokie 2 neiškios kondicijos piemenys su takso dydžio 2 šuniukais. Ir tos karvės, jos pamatė mus. Ir matyt, kažkada tai pas jas atsirado tas prigimtinis šauksmas, kad mus dabar ganys. Ir štai mūsų raiteliai. Ir jos tada visos gulėjo ramiai atrajoja ir pradeda kilti. Pradeda ta banda, supranti, keliasi mūkė ir pradeda po truputį eiti iki mūsų. Mūsų žirgai išplėtė akis. Nu ir aišku, kas dabar daryti, Ne visi tvirtai tikėjo pasieksią Juodąją jūrą. Ne visi iki čia ir atjojo. Bet žygio tikslą pasiekusius ekspedicijos dalyvius užplūdo euforija. Laukia dar vienas neatsakytas klausimas. Ar vis dėlto Vytautas Didysis girdė savo žirgus Juodojoje jūroje? Legenda patvirtinta. Pasirodo, būtent šioje vietoje į jūrą įteka Dniepro ir Pietų Bugo upės. Dėl to vanduo yra pakankamai gėlas ir tinkamas gerti. Žirgai neraginami brido į jūrą ir godžiai gėrė. Žmogaus ir žirgo galia neišmatuojama, o dvasinė stiprybė neįveikiama. Per 38 dienas nukeliavo beveik 2000 kilometrų. Ir gerbiamai direktoriai už priėmimą mūsų ir palaikymą.
Ir galima esmės leidyklos va tą Gruzdžiai pirmą dalį. Žinom, kad neturim, tai padovanojam. Mes matydami tokio legendinio žygio žmonės pas mus ir už labai įdomus pasakojimus. Ir iš tiesų tai nemenkas įvykis mūsų miestelėje, kuriame ne vien gražios ir geros naujienos gyvena kasdien. Taip. Ir dėkuoju be abejo visiems svečiams, kurie pagerbė mūsų savo buvimu čia šiandien. Ir, na, žinot, mes dzūkai, ne tik girių karaliai, bet šiaip ir dosnūs ir širdingi žmonės. Ir, žinot, mes irgi norime šiek tiek atsilyginti, atsidėkoti visiems mūsų svečiams. Taigi, Alytus baltos rožės miestas. Tai yra mūsų herbas. Bėgiokit, pabendraukit, autorius čia atsisės ir kam norės, kas norėsit prieiti pasirašys, gali ir kiti raiteliai gali pasirašyti, todėl dar prašau pabūt, pasidžiaugti šiuo, kaip sakyti, čia pokytę. Mane tokį, kokiu nebuvau aš pasiruošęs dainuoti, bet dainuoti tik tau, koks verkiškas vyksmas virš tavo viršaus, mėtyti dangų į žemę, pagaus, nepagaus, pagaukais ropo gyvenimas, apie buvusiais slėniais mano dienos suskaičiuotos, begalybė pasieniais monitoriaus išvietei laikytinos mišios, o veidrodyje veidas sterilus ir pamišęs, paimk mane į vandenį išmėtytą lauk, užtaisyk mane šypseną. Paimk mane į kelią, išvaikščiota daug, užtaisyk mane šypseną. Įtrauk mane į dainą, atsuk ir palauk, užtaisyk mane šypseną. Taikyk! Manęs čia būta, bet visai negyventa mano kurėtrina. Dar net nepalista lenta, būti vienam reiškia būti daviniu maisto tokiems, koja nuprasa tokiems, kojas aplaisto. Paimk mane tokį, kokiu nebebūsiu, parsiųsta atgal iš visų keturių pusių, vėjuota ir gatvėje plaikstos afišos, o veidrodyje veidas sterilus ir pamišęs. Tai paimk mane į vandenį išmėtytą lauk, užtaisyk mane šypseną. Paimk mane į kelią, išvaikščiota daug, užtaisyk mane šypseną. Įtrauk mane į dainą, atsuk ir palauk, užtaisyk mane šypseną. Dar tikis!